Keli pratimai streso įveikiai. Kai jūs dėl kažko labai jaudintės, kas įvyks va čia pat. Galbūt jūs eisit prieš klasę atsakinėti, galbūt lipsite į sceną, galbūt eisite kažkokį tai svarbų pokalbį ir jūs labai jaudinatės, nerimaujate, galite padaryti šį paprastą pratimą, kuris vadinasi dvigubas įkvėpimas. Jis atliekamas labai paprastai. Jūs vieną kartą įkvėpėte, stipriai ir giliai į plaučius ir tada ant viršaus dar kartą įkvėpėt, sulaiko truputėlį ir tada iškvėpėt. Pabandom. Įkvėpiam vieną kartą, antrą kartą, tada sulaikome ir iškvėpiam per burną. Ir šį pratimą galite kartoti kelis kartus, tam, kad sumažėtų. Jisai veikia labai paprastai, dėl to, kad mes daugiau įkvėpiam oro, tai pasišalina anglies dioksidas iš mūsų kraujotakos ir tai automatiškai sumažina stresą mūsų kūne. Pabandykit, jisai tikrai veikia, kelis kartus padarius, galima sumažinti savo stresą arba nerimą toje situacijoje. Kitas pratimas, kuris užima truputėlį daugiau laiko ir vaizduotės, jisai vadinasi 5 pojūčiai. Kai jūs kažkur pasimetę dėl savo streso, kažkas tai visur atrodo labai mąstot stipriai, labai galvojate apie kažkokius dalykus, kurie kelia jums stresą, galite padaryti šitą 5 pojūčių pratimą. Tai reiškia, kad jūs 5 dalykus pamatote aplinkui ir įsivardinate, ne? Stalas, kėdė, kažkoks augalas, dar kažkas, tiesiog 5 dalykus ir įsivardinat savo galvoje. 4 dalykus jūs išgirstate. Tiesiog pamandykit išgirsti 4 dalykus, kurie vyksta, 4 garsus ir savo mintise įsivardinti. 3 dalykus jūs pabandykit pačiupinėti arba pajausti savo kūno, ne, kaip pėdos jaučiasi batuose, kaip jaučiasi stalas, kurį liečiate, arba kaip jaučiasi drabužiai ant jūsų kūno. Tai jau bus 3 dalykai. 2 dalykus pabandykite užuosti. Tiesiog jūs galite šiaip įkvėpti ir kažkoks kvapas, o jeigu sunku, galite pauostyti savo ranką, odą, vienas kvapas bus, arba jūsų drabužius, jie irgi turės kitą kvapą. Kažkas gali plaukus pauostyti, nes jie irgi turės kitą kvapą. Tai 2 dalykus užuosti. Ir vieną dalyką pabandykite pajausti skonį. Reiškia, jūs tam, kad pajaustumėt skonį, tiesiog turėtumėt liežuviu perbraukti per priekinius dantis, tai padaryti. Ir tada turėtų skonis burnoje pasikeisti ir jūs turėsite 5 dalykus. Šitas pratimas padeda tada, kai jūs esate labai savo mintyse ir atrodo labai daug mąstot ir negalite sustoti. Tai kai jūs savo dėmesį perkeliate tos 5 pojūčius, tai gali padėti atsitraukti nuo jūsų tų patiriamų kažkokių tai minčių. Ir dar vienas pratimas gali padėti tada irgi, kai jūs esat kažkur pasimetę, galbūt esat kažkaip tai sunkiau jaučiatės ir vėlgi patirėt kažkokią tai minimalų stresą galbūt ir irgi reikia kažkur tai kalbėti. Jis vadinasi įsižeminimas. Reikėtų tiesiog nukreipti savo dėmesį į savo abiejas kojas ir jausti, kad jos abi tvirtai stovi ant žemės. Jeigu jūs sėdite, gali lygiai taip pat pajausti, kaip jūs tvirtai sėdite kažkur tai. Ir į tai nukreipti savo dėmesį. Fokusas ir visas pratimo realiai žavesys turbūt yra tame, kad jūs galite valdyti savo dėmesį ir nukreipti į savo pėdas, pajausti, kad jūs tvirtai stovite, lygtais įsižeminate kažkur, tai jeigu sėdite, lygtais netgi ir prie tos kėdės ar sofos kažkur, tai irgi įsižeminate toje vietoje. Tai gali padėti irgi nukreipti dėmesį nuo to, kas vyksta aplinkui, nukreipti dėmesį nuo streso kažkokių tai pojūčių, kurie pas jūs kūne gali atsirasti.